ruginės tešlos formavimas, ruošinių kildinimas, duonos kepimas. Praktinio darbo tikslai – išnagrinėti ir įsidėmėti darbų saugos ir higienos reikalavimus, dirbant su tešlos formavimo, ruošinių kildinimo ir kepimo įranga ir įrankiais. Žinoti įrankių ir įrengimų paskirtį, jų išdėstymą ir eksploatavimo reikalavimus. Mokėti savarankiškai formuoti tešlą, duonos ruošinius dėti į formeles. Gebėti ruginės duonos ruošinius pašauti į kepimo krosnį ir iškepti duoną. Praktinio darbo uždaviniai. Mokiniai išklausę darbų saugos ir asmens higienos instrukcijų reikalavimus gebės saugiai, savarankiškai ir atsakingai dirbti. Išklausę mokytojo aiškinimą apie gamybos procese naudojamus įrenginius ir inventorių bei jų eksploatavimo reikalavimus, mokiniai atliks konkrečias užduotis. Išnagrinėję pusruginės duonos gamybos technologinę schemą, mokiniai gebės savarankiškai tešlą dalinti, suteikti jai formą, stebėti ruošinių kildinimo eigą ir kepimo procesą. Gebės savarankiškai jusliniu būdu įvertinti iškeptos duonos kokybę. Priemonės užduočiai atlikti. Duonos kepimo mokomojoje laboratorijoje esanti tešlos dalinimo, formavimo, ruošinių kildinimo ir kepimo įranga, inventorius, darbų saugos ir asmens higienos instrukcijos. Sanitariniai higieniniai reikalavimai. Mokinys turi dėvėti specialiuosius drabužius, chalatą ar palaidinę ir kelnes ir specialiąją avalynę, neslidžiu padu. Dėvėti galvos apdangalą, kad plaukai būtų pilnai po juo paslėpti. Darbo metu draudžiama nešioti žiedus, auskarus, grandinėles ir kitus papuošalus. Specialiuosiuose drabužiuose ir plaukuose neturi būti smeigtukų ir kitų pašalinių daiktų. Griežtai laikytis asmens higienos reikalavimų. Plauti rankas prieš darbą, darbo metu šiltu vandeniu, jas dezinfekuojant specialiosiomis dezinfekavimo priemonėmis. Laikyti sanitarijos ir higienos reikalavimų. Palaikyti ir prižiūrėti patalpų ir grindų švarą. Veiksmai prieš darbo pradžią. Apsivilkti specialiuosius drabužius taip, kad netrukdytų judesių užsisegti visas sagas. Užsisegti visas sagas, užsidėti galvos apdangalą, apsiauti specialiąją avalynę, nusiimti papuošalus, asmeninius drabužius, daiktus ir avalynę pasidėti į spintelę. Būtinai nusiplauti rankas. Patikrinti, ar tvarkingi darbo įrankiai ir įrengimai. Įsitikinti, kad grindys sausos, neslidžios, takai neužkrauti pašaliniais daiktais, kurie trukdytų vaikščiojimui. Pastebėjus bet kokį sveikatai gresiantį pavojų, nedelsiant pranešti mokytojai. Darbo eiga. Susipažinti su darbų saugos reikalavimais, susipažinti su tešlos dalinimo, formavimo, ruošinių kildinimo ir kepimo įranga ir žinoti jų paskirtį. Perskaityti ir įsidėmėti ruginės tešlos dalinimo, formavimo, ruošinių kildinimo bei kepimo pagrindinius aspektus. Tešla dalinama tešlos dalinimo mašina. Ruošiniai dėdami į jarų lapais išklotas formas.
Kildomi kildymo kameroje, kur santykinė oro drėgmė 68–70 procentų. Temperatūra 32–34 Celsijaus. Duona kepama 40–60 minučių 230–250 laipsnių temperatūroje.